Kai dauguma žmonių žiūri į terasą, jie mato lentas, tvirtinimo detalės ir statybinės medžiagas. Tomas Sakalauskas mato kur kas daugiau. Jis mato vietą, kur šeimos pradeda savo rytus su kavos puodeliu rankoje, kur vaikai laksto bosomis vasaros vakarais. Prieš daugiau nei 10-metį terasų rinka Lietuvoje buvo visai kitokia. Kokybiškų sprendimų, profesionalių žinių ir patikimų sistemų pasirinkimas buvo ribotas. Tačiau Tomas tikėjo, kad terasa gali būti daugiau nei tiesiog lauko konstrukcija. Ji gali tapti natūraliu namų tęsiniu, erdve, kurioje vyksta gyvenimas. Nuo pirmųjų projektų jis vadovavosi paprastu principu – kokybė svarbia už kompromisus. Žingsnis po žingsnio, projektas po projekto augo klientų pasitikėjimas. Kartu augo ir komanda, idėjos bei ambicijos. Didėjant poreikiui, MDS terasos išaugo į specializuotus terasų centrus, kuriuose namų savininkai ir profesionalai gali rasti ne tik produktus, bet ir ekspertinės žinias, patarimus bei pažangiausius sprendimus. Tačiau Tomui niekada nepakako vien parduoti. Jis siekia šviesti rinką. Dalindamasi savo patirtimi socialiniuose tinkluose, kurdamas vaizdo įrašus ir praktiškus mokymus, jis padėjo tūkstančiams žmonių geriau suprasti terasų įrengimą ir kokybės svarbą. Šiandien MDS terasas aptarnauja tūkstančius klientų, siūlo pasaulinio lygio produktus ir prisideda prie aukštesnių terasų įrengimo standartų Lietuvoje. Tačiau tai nėra tik istorija apie terasas, tai istorija apie viziją ir apie norą kurti erdves, kuriuose gimsta prisiminimai.